Tai gal striukės kišenį, pakabinau striukę. Džordžia. Čia Džordžia. Atsimeni Džordžia. Atsimeni Džordžia. Atėjau, čia turėsi gražiai sėdėti. Čia padėsim, va čia. Čia bus reikalų, matau. Galim gal pradėti tada? Sveiki, aš Aurelija ir su jumis prie X sektorių. Šios dienos mūsų svečias antrą sezoną žaidžiantis Lietkabelyje Dovis. Labas. Labą dieną. Ko gero pradžiai norėčiau paklausti apie išvyką į Valenciją. Per žinias tai tikrai labai baisiai rodė. Jo, ten per žinias, kas kelbė, ten per kelis kanalus, tai iš tikrųjų buvo baisu, bet mes to viso nematėm, nes mes, kaip sakyt, spėjom aplenkti visą stichiją, atskridom ryte, bet jau buvo vėjuota, nuvažiavom į Valenciją, nes mes atskridom į Alicantę, iš Alicantės važiavom su autobusu ir važiavom tiesiai į Valencijos miestą ir nieko nematėm, padarėm treniruotę, tačiau į vakarą buvo, tai per treniruotę girdėjom, kad kažkas kala į arenos stogą ir ten pasirodo buvo didžiulė kruša ir po to išgirdom ne vieną sireną, ten, nežinau, tų greitųjų policijos ar gaisrinių. Tai tik išgirdom, baigęs treniruotę, pamatėm per telefonus, kad vyksta kažkas baisaus aplinkui Valenciją. Ir tai realiai matėm tą patį Hairius, tik tai per žinias, nes miestas buvo švarus, saugus, niekas nepateko į patį miestą, nes ten infrastruktūra gerai padaryta, apsaugotas pats miestas, bet regionas tai ne, dėl to nieko ir nematėm. Tai išėjot buvo švaru gražu? Jo, tik vėjuota buvo. Tik vėjuota buvo. O kaip vyko kelionė namo po to, kaip sužinojot, kad rungtynės atideda? Tai atsikėlėm ir turim savo bendrą chatą ir mūsų vadovai parašė, kad nebus rungtynių ir sakė, reikia laukti, variantas laukti rytojaus ir tada gal kitą dieną būtume žaidę, bet dienai bėgant pasakė, kad nebus jokių rungtynių, paskelbtas gedulas, 3 dienas nieks ten nei dirbo, nei ką, tai buvo, kaip sakyt, netikėta. Aišku, tokių dalykų nesplanuosi, čia baisus dalykai vyksta. Tai vietoj to, kad ruošės varžybom, pasidarėm treniruotę, ruošiamės prieš tada jau Klaipėdos Neptūną. Kiek išėjo, tiek pasiruošėm, bet padarėm treniruotę ir tada laukiam žinių, ar galėsim išvažiuoti iš miesto ar ne, nes ten buvo visi keliai uždaryti ir realiai į vakarą sužinojom, kad atslūgo kažkiek ta stichija, viskas ten susitvarkė ir kažkaip praleido tą policiją mus važiuoti į Alicantę, atidarė kelius ir toliau grįžom, kaip grįžom. Kelionė namo. Tai pati kelionė, ką mes pavalgėm vakarienę 9 valandą, tada 12 nakties išvažiavom į Alicantę, užsimetė ten kelias valandas, kad spėtume į skrydį, tai vis tiek buvo ir šviesoforai, ir eismas buvo kontroliuojamas, tai išvažiavom 12, nuvažiavom. Ir žodžiu, ten pralaukėm aruose dar 3 valandas ir tada pridėjom bagažą Matiukai. Nežinau, iškirpsit. Niekais negerta. Ja. Ir palaukėm aruostį ir tada 6:30 ryto, liktais, kiek pamenu, buvo skrydis. Taip, tiesioginis į Kauną apie 4 valandas ir tada autobusu grįžom į Panevėžį. Apsidžiaugi. Saugiai? Saugiai, ačiū Dievui, saugiai. O kaip atrodo aplamai kelionės į tas Europos taurės rungtynės? Realiai... Be treniruočių ką dar veikėt? Realiai mes ten daug nieko nepriveikėm, nes yra režimas. Juolab, jeigu skrydžiai sunkus būna, tai po tų skrydžių norisi niekur neiti iš viešbučio, norisi tik atskridus pavalgyti ir pamiegoti, kaip sakytų, pietų miego, kad būtum pasiruošęs vakariniai treniruotėjai, o treniruotę vakarinę padarom, tada grįžtam į viešbutį vakarienę, atsistatom, kas kaip
kas kaip galim ir tada kitą dieną pusryčiai, tada autobusas į treniruotę, iš treniruotės atgal į viešbutį, pietų miegas, varžybos, po varžybų vakarienė ir tada neaišku, kada skrydis. Gali būti ir labai anksti ryte arba, kaip buvo Slovenijai, kai buvom per pietus, tai ir išsimiegojom ir palsėjom, tai visai buvo patogiai, bet būna tokių, kad reikia labai anksti keltis, to miego nesusirinkė ir būni gan pavargęs. Tai miestų kokių netenka apžiūrėti? Gal labai minimaliai kokią valandėlę ten išeiti su komandos draugais, gal kokios kavos atsigerti ir viskas, ten labai nieko nepamatysim per tą trumpą laiką. Su kuo esi kambariokas per išvykas rungtynes? Su Martynu Varnu. Ar kaip kambariokas geras jisai būna? Neturi kokių savybių, kad labai nervintų, pavyzdžiui? Visi mes jų turim, bet ne, šiaip viskas gerai, geras komandos draugas, geras kambariokas. Supratau. Kai vasarą Martyno Purlio paklausiu, ar Dovis ir Martynas lieka, tai pasakė, kad lieka, tai labai apsidžiaugiu iš tikrųjų. Ir norėjau paklausti, kas lėmė tavo tą apsisprendimą, kad likti? Kaip žinia, kaip pliusas, kad yra kontraktą, tai nieko nereiškia dar kitą kartą. Nežinau, kas lėmė, bet iš klubo pusės buvo parodyta iniciatyva, kad tiesiog parodė norą išlaikyti mane komandai, taip pat aš irgi norėjau likti, tai čia gavas taip abipusių susitarimų likau ir aš labai džiaugiuosi, nes pernai labai patiko, aišku, tik tai apsunkino tos traumos, tą operaciją pradžioje sezono, kur 3 mėnesius nežaidžiau, bet po to pavyko atsistatyti, grįžti savo tą formą. Ir pavyko įrodyti, kad galiu žaisti, manau, ir šiemet esu vėl čia. Ar be Lietkabelio dar turėjai kokių įdomių pasiūlymų? Taivane kokiam Kinijoje žaisti? Ne, neturėjau, nes jaučiu ten pasiūlymai ateitų, jeigu būčiau, nežinau, gal virš 2 metrų. Dabar ten tokio mažo, kaip aš tikrai niekam nereikia jaučiu. O kaip pati tau kaip Lietkabelio organizacija? Kokius išvelgi pliusus, kokius minusus? Man tai labai viskas tinka, patinka, žaidėjais rūpinasi, viską sutikė, ko reikia ir nežinau, daugiau žaidėjų prašyti kažko, daugiau gal būtų neįmanoma, nes tikrai viską gaunam, pradedant nuo ekipiruotės, baigiant ties maistu, sakau, čia yra aukščiausio lygio organizacija ir labai džiaugiuosi, kad esu jos dalis. Jeigu baigęs karjerą būtum Lietkabelio sporto direktorium, ką norėtum pirmiausia pakeisti? Geras klausimas. Nesu pagalvojęs, tai nežinau, ar norėčiau būti jo visų pirma, bet nežinau, čia reikia pamastyti ilgiau, nes dabar taip ekspromtu nepasakysiu. Praeitą sezono pradžią pasitikai sėdėdamas ant suoliuko su trauma ir ilgokai ten sėdėjai. Papasako, kaip jaučiasi traumuotas žaidėjas sėdėdamas? Ar nepradedi mintise, ta prasme, matydamas rungtynės pats žaisti? Kur tu bėgi, ką tu darai, kur tu meti? Žodžiu, labai būna nelengva iš tikrųjų pradžioj, tai nespranti, kas vyksta, būna toks kaip ir lengvas šokas. Ten tas pirmas 2 dienas, dar sakau, ten atsiprašau čia, labai imk. Tikrai būna nelengva, bet po to kažkaip ir susitaikai. Bet būna ir kitas etapas, kaip sakot, pamatai, kaip žaidžia komandos draugai ir tu jiems nori padėti, bet negali, tai čia yra sunkiausia. Matai, kaip žaidžia, pavyzdžiui, komanda ar nesinori, kad mintise nepradedi pats žaisti, kad ką tu čia darai, nesijauti bejėgis. Jauties bejėgis, nes, kaip ir sakau, tu nori padėti komandai, bet tu negali, nes tiesiog fiziškai neišeisi, nepadarysi vietoje kažko. Tai labai sunku iš tikrųjų ir su to reikia, nežinau, kovoti viduje, reikia būti emociškai stipriam, nes po tokių traumų, aišku, mano dar ta trauma palyginus nebuvo kažkokia sunki, bet aš tiesiog negalėjau žaisti 3 mėnesius, yra žaidėjų, kur negali visus metus žaisti, tai apie juos nekalbu, nes jų turi psichologinė būsena būti aukščiausio lygio, turi būti labai stiprus, kad
kad, kaip sakyt, nemestų visko, nes po metų yra labai ir sunku ir viskas vėl prasideda iš naujo, tai, sakau, pirmiausiai psichologiniai dalykai, o tada tiesiog reikia išlaukti. Artėja Gabo rungtynės 500 be pertrauko, ar girdėjęs tokių? Tavo manimu, kaip jam tai pavyksta? Visą laiką formui, visą laiką vietoj, visą laiką pasiruošęs. Visų pirma, Gabas yra didelis profesionalas, labai daug, sakyt, kiek gali investuoja savo kūną, tai tikrai pagarba jam už tai ir aš manau, čia yra vienas iš dalykų, dėl ko jisai turi tą 500 rungtynių stryką, kaip sakyt, angliškai. Tavo manimu, ką reikia daryti, norint išvengti traumų? Geras klausimas. Kokios būtų tavo kaip Dovio traumų prevencijos? Jo, geras klausimas. Tai tokias traumas dabar, kur aš turiu, sakykime, turėjau, tai reikia žinot, kodėl jos nutinka prieš tai, kodėl pasikartojančiai taip atsitikdavo, bent jau man. Tai eidavau, jaunesnis, kai buvau, eidavau daug pas skirtingus gydytojus, pas kineziterapeutus, bet gal sakyčiau, ne pas tos eidavau, kurie teisingai sakydavo. Ir tai šiai dienai esu laimingas, kad mane supa profesionalų žmonės ir kurie jau žino, pažįsta mane, pažįsta mano kūną, visam, kaip sakyt, tą motoriką ir jie sudėlioja visą planą, kaip reikia ateiti treniruotės ir prieš treniruotės daryti rutinas, apšilimą, pasiruošti treniruoti ir taip sumažinant riziką gauti traumą. Tai manau, čia yra pagrindinis dalykas. Vasarą organizavai vasaros stovyklą vaikams. Su kokiais iššūkiais susidūrė? Kaip pavyko pati stovykla? Pavyko, tai nežinau, lūkesčiai, viršė lūkesčius tikrai ta stovykla, aš nesitikėjau, kad gal bus tiek daug susidomėjimo. Iššūkis buvo tas, kad aš treniravau pirmą kartą į savo gyvenimą, tai tokios patirties įgavau tikrai smagios. Nuovargis visai kitas, nes reikia būti susikaupus pastoviai ir žiūrėti, kad kas daro teisingai kokį pratimą, koks ten vaikas ar traumas negautų, tai tikrai buvo nelengva, bet tos 2 savaitės buvo labai smagios ir kas smagiausia man, kad visi, kas buvo stovykloje, bent jau man akis taip sakė, kad visiems patinka ir laukia jau kitų metų, tai man čia tikrai ant širdies, kaip sakyti, tokį paliko gerą jausmą ir dabar pats irgi laukiu jau kitos vasaros. Tik kitais metais pakartosi? Aš tikiuosi, kad taip. Gal gali papasakot, ką vaikai veikia, kokia buvo dienotvarkė, kas aplankė, kokie svečiai? Dienotvarkė paprasta buvo, aš dariau dieninę stovyklą, be nakvynės, be maitinimo, bet dienos stovyklą atvažiuodavo, buvo 2 grupės, ryte viena treniruotė, vakare kita treniruotė, o tarp treniruočių vykdavo tokios kaip neužsiėmimai, bet būdavo tokį kambarį turėjom ir tam kambarį buvo daug, kaip sakyti, tokių užklasinių dalykų, kur vaikai galėjo tiesiog bendrauti vienas su kitu, galėjo žaisti stalo futbolą, galėjo žaisti stalo tenisą, galėjo ir kaip sakyti, PlayStation žaisti, tai jiem tikrai neprailgo tas laikas, tai tikrai buvo smagu. Papasakok, Dove, apie savo šeimą. Koks yra Dovis tėtis? Visoks, iš tikrųjų, priklauso nuo nuotaikos, nuo emocijos ir kaip Motiejus, kaip sakyt, kokius bitkų padaro. Tai tikrai, sakau, čia visoks, aš ta prasme, stengiuosi, aišku, būti geras tėtis, bet stengiuosi būti ir griežtesnis, ir stengiuosi įskiepyti teisingus dalykus, kaip mane auklėjo, tai aš labai bandau imti pavyzdį iš savo tėvų ir tikrai bandau panašiai auklėti savo sūnų. O ar turit kažkokių tai bendrų veiklų, ką veikia tik tais tu su sūnum? Paskutinė veikla,
kas buvo, tai buvom baseinė, tai jam labai patinka į baseiną, tai sakau, bet čia, kaip sakyt, vienas iš daugelio, nes irgi priklauso nuo noro, ką jis nori veikti. Tai buvo ir tenisą pradėjęs lankyti, dabar jau nebenori, dabar ir į baseiną nori, tai sakau, čia labai keičiasi ir dar keisis daug kartų. Aha. Ar Motiejus susipažino jau su krepšinio kamuoliu? Jo, šiek tiek susipažino, ten vasarą eidom į aikštelę, kaip sakyt, pabumsėtą kamuolį, ten tai krepšiai gan aukštai yra, jis nepasiekė, bet namie irgi nupirkę esam tą tokį mažiuką krepšinį, tai žiūri varžybas mūsų, tarkim, Eurocup'e žaidžiame, tai jisai ten bando atkartoti judesius tam tikrų žaidėjų, kas jam patinka iš žaidėjų, tai smagiai atrodo. O mama Motiejus, gal truputį daugiau papasakotum, kaip šeima ką veikėt? Jo, tai žmona stengiasi kuo dažniau atvykti į rungtynes, tai kadangi jie Vilniuje gyvena, tai kada gali, tada ir atvažiuoja, bet tikrai, kai atvažiuoja, palaiko tėtį, kiek gali, leidžia laiko irgi kiek gali, kuo daugiau ir tiek šiandien pasivaikščioti, tai kitų veiklų, tai kažkur ir į kavinę kokią nuėti, tai tikrai stengiamės nemažai laiko praleisti. Ar turit mėgstamų vietų Panevėžy? Restoranų, kavinių ar kaip pasivaikščiot, ar matėt parkus mūsų Senvagė? Senvagė, tai čia... Laisvės aikštė prie vandens telkinio, kur šviečiantis fontanai. Taip, aš pavadinimais man sakiau, bet ten labai gražu, bet šiaip dažnai už arenos važiuodom vasarą, kai dar būdavo geras oras ir ten vaikam būna labai daug tų batutų pridėta, ten pastatyta, tai dėl vaiko ten važiuojam. Ir šiaip tas parkas toks didelis ir ten galima daug pasivaikščioti su šeima visur ir tikrai geras laiko praleidimas. Antras sezonas Panevėžyje. Kokius tu išvelgi miesto pliusus, minusus? Gal buvai kažkokius stereotipus susidaręs prieš atvažiuojant? Jo, iš tikrųjų, tiesą sakant, buvau susidaręs, nes aš Panevėžy iki tol nepraleisdavau daug laiko. Čia seniaugiai vadindavo Panevėžys kaip Lietuvos Čikaga ar kažkas tokio. Bent jau man taip sakydavo, bet jo, iš tikrųjų viskas pasikeitė ir tikrai Panevėžys atsirado, kaip sakyti, širdį vietos, tai visą laiką čia man bus smagu sugrįžti ir leisti laiką ir tikrai, sakau, kaip nuo to laiko, kai atvažiavau ir kaip dabar aš jį matau, tai yra du skirtingi dalykai. Ar, kaip manai, ar Panevėžio žmonės tave myli? Ar tau pačiam yra svarbus ryšys su sirgaliais? Šiaip nežinau, sunku pasakyti, nes atrodo, kad myli, nes palaiko ir sveikinasi ir visą laiką geros nuotaikos, tai atrodo jo, kad myli, o šiaip patys žmonės, tai irgi čia lygiai taip pat kaip ir klausėt dėl miesto, tai irgi buvo stereotipas toks susidaręs, bet yra visai atvirkščiai negu galvojau. Ar pats stebi mūsų Facebook puslapį, YouTube kanalą? Jo, pastebiu iš tikrųjų, kartais patinka, kai paklausinėt žmonių arenai. Tai visai ten pasiekia, kartais pasiekia, ten tikrai taip smagiai atrodo. Viešoje erdvėje yra labai daug įvairios kritikos iš komandos fanų, krepšinio specialistų dėl Lietkabelio žaidimų. Ar skaitai pats komentarus, ar klausaisi žurnalistų tinklalaidžių? Kaip reaguoji pats į sakomą kritiką? Dabar tai praktiškai nereaguoju, nes metai bėga, aš manau, per tiek metų tiek atsiklausiau tos kritikos, kad manau visam gyvenimui. Tai nežinau, per daug negalvoju ir tų komentarų aš neskaitau. Tiesiog visą laiką jų bus daug tų blogų, bet bus ir gerų, tai, kaip sakyti, neįtiksiu visiems. Tavo akimis koks yra treneris Nenadas Čenakas? Gudrus, labai gudrus treneris ir tikrai treneris, kuris jaučia situaciją, tarkim, rungtynių metu, kada reikia paspaus žaidėją, kada reikia ramiau su juo pašnekėti ir kažkaip jis moka prieiti prie žaidėjo taip, kad pakeičia jo tą, sakykime, tą žaidimą kitą linkme. Tai aš manau, tikrai
protingas treneris ir manau, vienas tikrai geresnių Lietuvoje šiuo metu. Kaip atsimeni pats savo adaptaciją atėjęs iš NKL į LKL? Kas buvo sunkiausia, prie ko reikėjo labiausiai prisitaikyti? Gal fiziškumas, gal sakyčiau, tų sprendimo prieimimo greitis, nes NKL gal akiai atrodo greitas krepšinis, bet tas greitas krepšinis tai tiesiog bėgimas buvo greitas, o žaidimo pats skaitimas, tai ir jo, sakau, sprendimų prieimimo greitis, tai buvo tikrai kitam lygiai ir man reikėjo laiko, kol adaptuočiaus prie to lygio ir buvo, manau, tas sunkiausia. Tai užtruko aš ten, nežinau, pusę metų gal, kol jau pradėjau kažką rodyti ir nuo to laiko pradėjo ta mano kreivė kilti viršų, kaip žaidėjo. Mhm. Ar galima teikti, kad tavo augimas prasidėjo Utenos Juventus klube? Tai taip, nes mano pirmi metai po NKL buvo Juventus ir tada dar sekė dar 2, tai aš manau, su kiekvienais metais ten įgavau daugiau pasitikėjimo, rolė pasikeitė o kai rolė pasikeičia ir duoda tavo minučių daugiau aikštelėje praleisti, tai natūraliai gaunasi, kad tu negauni daugiau patirties, atsiranda didesnis pasitikėjimas ir pradedi geriau žaisti, paprasčiausiai. 2018 metais buvai daugiausia rezultatyvių perdavimų atlikęs žaidėjas. Jo, buvo. Ar atsimeni geriausią savo karjeros rungtynę žaisdamas Juventus klube? Atsimenu. Atsimenu dar gerai. Ir ir komandą atsimenu, prieš kurią žaidžiau, tai ja, labai, labai gerai atsimenu. Jūsų ten nedaug žaidė? Jo, ten buvo 6 ar 7, šito neatsiminsiu, bet tikrai nebuvo ten daug mūsų likusių sveikų. Kas tada buvo? Mikrotraumas tiesiog buvo ir tiesiog kažkaip tokia situacija susiklostė. Ir gavosi, kad gavau didelį minučių kiekį. 36 naudingumo balai. Jo, dar sakau, prieš Lietkabelį dar atsimenu. Taip. Koks treneris yra Žydrūnas Urbonas? Ar tikrai toks emocionalus, daug labai kalbantis, pastovi atsimenu to švarkų mėtymus, kėdžių spardymus? Kaip jis mokėdavo pats, rasdavo tą ryšį su žaidėjai? Kadangi jisai pats žaidėjas buvęs, tai jis viską irgi labai gerai supranta ir supranta, kokie žaidėjai emocionalus, tai jis kaip treneris yra, tai kaip sakėt, labai emocionalus, tai jis to neslėpė, jis tiesiog treniruoja ir jis kaifuoja to krepšinio, jam tiesiog gera ir aš manau, jis taip pat jaučiasi būdamas treneriu, kai buvo žaidėjas, tiesiog išsproksta visas, tai sakau, čia labai pagirtina savybė gal. Kaip jis mokėdavo prieiti prie žaidėjų? Tai kaip ir sakau, jis pats buvęs žaidėjas, jis labai supranta šitą dalyką ir kaip buvo žaidėjas bendravo su treneriais ir dabar kaip treneris bendravo su žaidėjais pats, jis visą tą dalyką gerai išmano ir aš manau puikiai sekasi jam. Kada pajutai, kad išauga Juventus marškinėlis? Kai pasirašiau kontraktą su Rytu tada. Jau taip toks, nežinau, barjeras atrodo. Kas padėjo apsispręsti dėl persikėlimo į Rytą? Daug buvo tada susidomėjusių, bet tu pasirinkai Rytą. Buvo keletas, kiek pamenu tikrai. Nežinau, šiaip kas lėmė labiausiai, kad pats dabar ir gyvenu Vilniuje, tai tas ir lėmė turbūt. Didžiausia įtaka buvo, nes norėjau namuose būti kuo dažniau ir gal vienas iš faktorių buvo, kodėl pasirinkau šitą komandą. Ką tau davė treneris Adomaitis? Koks jisai kaip treneris? Didelis profesionalas, tai jis tikrai kaip treneris yra aukščiausio lygio, taip pat, manau, vienas iš geriausių lietuvių trenerių.
tas jo visas krepšinio suvokimas, tai buvo tikrai kitam lygiai ir man kaip jisai atsineždavo savo nustikimą į darbą, į treniruotės, tai tikrai, sakau, padarė man didžiulį įspūdį ir aš jį labai gerbiu ir aš manau, sakau, kaip jis vienas geriausių Lietuvos trenerių. Ar Rytos ir gali duodavo impulsą žaidimui? Ten taip raudona, man taip visą laiką taip agresyvu atrodo. Ypač, nežinau kaip arena dabar vadinasi, bet tuo metu Jeep arena buvo, tai... Aktiv kažkaip. Gali būti, neatsimenu, bet jo, iš tikrųjų duoda tokį postumį, nežinau, nes jausdavom... Matėjukai? Duodavo tikrai tokį uždangalį ir ta salė, sakyčiau, nežinau, tokį didelį garsą suteikė, kad gal varžovai kiek prisibijo ar kažkaip ten taip manydavau. Tai ir būdavo daug lengviau žaisti, būnant šeimininku toj salėje. Tai... Kaip tu manai, kuris treneris tau padarė didžiausią įtaką tavo tobulėjimui? Geras klausimas. Nežinau, vieno gal neišskirsiu, nes turėjau turėjau tikrai ne vieną gerą trenerį ir iš kiekvieno trenerio įgavau. Matėjukai šaunuolis. Įgavau nemažai patirties, pasisėmiau tikrai naujų idėjų, dalykų, tai sakau, tokio vieno gal neišskirčiau, nes tikrai, sakau, visi buvo aukšto lygio ir kaip pats kaip žaidėjas tikrai džiaugiuosi, kad teko su jais padirbėti. Sugrįžai į Lietuvą po metų praleistų Rumunijoje. Kaip tau visas tas laikas ten kaip treneri, kaip pati žaidimo lyga? Jo, buvo įdomi patirtis, nes tai buvo pirmas sezonas, kaip išvažiavau iš Lietuvos žaisti krepšinį, tai gerai, kad važiavau kartu su šeima, nes buvo ir taip sunku, bet aš įsivaizduoju, jeigu jie nebūtų šalia manęs, tai būtų, nežinau, kaip būtų buvę, nes tikrai buvo nelengva. O pats visas gyvenimas, pats krepšinis, tai irgi kaip atvažiuojant čia, taip pat prieš važiuojant į Rumuniją buvau susidaręs ant tokį įspūdį, gal kaip manyčiau dauguma žmonių galvoja, kad stereotipai, kokie ten žmonės gyvena, bet iš dalies tiesa, bet iki galo, kaip sakyt, taip nėra, nes žmonės labai šilti, draugiški, padės, jeigu reikės ko, tai tikrai iš, kaip sakyt, gyvenimo Rumunijai pusės, tai tikrai buvo labai viskas super su jais. Iš krepšinio pusės, tai tikrai, švelniai tariant, neįžydžiant jų, kad to, kaip sakyt, tas lygis ten vis tiek mažesnis yra, ta pati lyga, tų komandų labai daug, bent jau tuo metu, kai aš žaidžiau, buvo. Kelionės labai ilgos būdavo, nes šalis labai nemaža, sakykim taip, lyginus su Lietuva, tikrai ten 4-5 kartus gal didesnė ir visur reikėdavo autobusais važiuoti, tai būdavo nelengva keliauti. Teisėjai labai paliko blogą įspūdį. Tai pirmas gal dalykas iš to krepšinio pusės, kad buvo teisėjai labai nekokio lygio ir iki šiol galvoju, kad jie yra vieni blogesnių gal Europai, taip sakyčiau, nes ten atsirinkdavo komandas gal žaidėjus, kam švilpti, ko nešvilpti, tai aš atsimenu iki dabar, kad ta nelygybė tarp komandų, tarp žaidėjų buvo didelė, tai tas įstrigė į galvą tikrai. O tai kaip tau mūsų teisėjai? Tokius teisėjus turint, tai tikrai reikia džiaugtis, sakau, nes lyginant, kas ten dėjosi ir sakau, atsimenu iki šių dienų, tai mes tikrai turim aukšto lygio teisėjus ir kartais gal perspaudžiam, duodami jiem, kaip sakyt, to spaudimo, gal reiktų daugiau pagarbos, nes tikrai jie atlieka neblogą darbą. Ko gero po Žydrūno Urbono įdomiausias lygos treneris tai yra Virginijus Šeškus.
Ką reiškia žaisti pas tokį trenerį? Nežinau, jie man atrodo dalinasi tą pirmą vietą. Labai įdomus, savotiški treneriai, liaudiškai sakant, su savais pribambasais. Tai su pirma, puikų žmonės abu. Treneris Šeškus, sakau, labai emocingas, kartais įlendantis į galvą per daug, kada nereikia, bet krepšinį išmano puikiai ir manau taip pat jisai daro gerą darbą. Ar tikrai jiems anglų kalba prastai, kaip čia sklando gandai? Gal ir buvo prastai, bet dabar tikrai, aš manau, yra išmokęs nemažai naujų dalykų, naujų žodžių, terminų, tai aš manau, jam dabar tikrai gerai sekasi, nes aišku, lyginant, kas buvo prieš 10 metų ir dabar, tai manau, kaip du skirtingi žmonės. Kaip jis sugebėdavo prieiti prie jūsų, nes atsimenu, irgi būdavo ir žaisdavo ir mažumoji ir ten vaizdas susidarydavo, kad tuo iškrisit. Jo, šiaip pasisekė tą sezoną, kad ganėtinai sklandžiai praėjo visiems žaidėjom be traumų. Aišku, ten mini traumelės, ten jų neišvengsi tiesiog, fiziškai aš manau neįmanom, bet iš esmės visi baigiam sveiki, visi gerai atžaidė sezoną, iškovoja, sakykime, antrą vietą Karaliaus Mindaugo taurėj. Deja, LKL bronzos nepavyko pasiekti tais metais, bet... Atsimeni tas rungtynes? Jo, atsimenu. Labai liūdna buvo, Rubinai. Iš tikrųjų, gal nebuvo, nes kaip suvokiam, tik žinojom iš tikrųjų, prieš kokią komandą žaidžiam, kad mūsų žaidėjų, kaip sakytų, irgi daug nebuvo, rotacija nedidelė, tai tikrai visą situaciją supratom ir tikrai nebuvo to liūdesio per daug, sakyčiau, aišku, apmaudu, norėjosi kažkokį dar vieną trofėjų, sakykime, laimėti, bet gavosi kaip gavosi. Sezonas visumoje tikrai buvo neblogas. Jam davėt kovos. Davėm ir nebuvo tikrai tokių, neatsimenu, vienų rungtynių, kad praloštume ten, nežinau, labai didelių skirtumų. Tai tikrai visą sezoną kovojam su visom komandom, tiek su grandais ir aš manau, gavosi gan vykęs sezonas. Tau pačiam buvo irgi geras sezonas. Kas labiausiai išstrigo? Kaip pati Jonavos, kaip pati organizacija, kaip ten? Tai viskas ten gerai. Įstrigo labiausiai komandos draugai, nes Rūbinė tai buvo superinė. Ar palaikai ryšį su kažkuriais tai? Jo, su keletą tenka dar pabendrauti, bet jau rečiau, nes vis tiek natūralu, kai jau nežaidi komandai kartu, jau tenka vis rečiau tą daryti, bet kai aš turiu laiko, kai kiti turi laiko, tai kas nuo karto susirašom, susiskambinam ir kaip sakyt, palaikom tą ryšį. Tai... O kaip tu manai, kokios priežastys dabar lemia tokį prastą Mažeikių komandos startą? Gal vienas iš niuansų būtų, kad treneris Šeškus neprisidėjo rinkdamasis komandą, nes jau komanda buvo, kaip sakyt, aplipdyta prieš jam ateinant. Kiek jis atėjęs padarė pokyčių, tai nemanau, kad ten daug buvo, tai dėl to jam ir komandai reikia dar gal daugiau laiko suprasti vieni kitus ir nežinau, gal po lango pradės geriau žaisti, nes sakau, dabar tikrai nėra lengva, tikrai jam ras kelią į žaidėjų galvas, sakyčiau, čia vienas iš tų faktorių, kodėl jam nesiseka kol kas. Kokios pagrindinės priežastys lėmė, kad po tokio puikaus sezono Jonavoje tu atsidūrei Lietkabelyje? Tai pirmiausia, kad buvo pirma komanda, kuri susisiekė po sezono su manim. Tai čia buvo vienas iš faktorių ir dėrybos netruko ilgai ir ten gal per 10 dienų mes viską susitvarkėm ir pasirašiau kontraktą.
Ar gali save palyginti, koks tu atėjai į Uteną ir koks tu esi dabar? Gal sakyčiau, tiesiog subrendęs ir su mažiau plaukų. Tavo manimu, ko reikia, norint tapti puikiu krepšininku? Kokių savybių reikia? Tai, nežinau, nuskambės gal primityviai, bet užsispyrimą tiesiog, nežinau, čia bet ką darant, turi tikslą ir tu turi jo siekti, užsispyręs turi būti ir kiekvieną dieną dirbti, daryti tą patį, kad ir ta monotonija atsiranda, turi eiti per save, ten, ta prasme, metai iš metų gali rezultatų ir nesimatyti, bet tiesiog, jeigu tu būsi užsispyręs, tu norėsi ir tu mąstysi taip, kaip kaip mąsto sėkmingi žmonės visose srityse ir aš manau, čia yra vienas iš būdų pasiekti kažką. Kaip galvoji, kodėl vieną dieną nieko nesusimetat, o kitą dieną viskas krenta? Ką po rungtynių sakė treneris, kai nušlavėt Hamburgo Towers ekipą? Kaip patiems tokia pergalė buvo svarbi? Jo, pergalė buvo tikrai saldi, nes mes dar šį sezoną neturėjom tokių užtikrintų rungtynių ir tikrai visi ir kaip sakyt, žaidė tam tikrą tą normalų minučių kiekį, ten 20 kelias minutės ir visi gavo progas pasireikšti, tikrai buvo smagi pergalė. Bet tokia pergalė, kaip sakėt, atsitinka dėl to, kad mes pataikėm, sumetėm metimus. O tai kodėl būna, kad niekas nesukrenta? Čia Dievas žino, nežinau, tiesiog atrodo per treniruotės tu bandai mėtyti ir daug tų pakartojimų, daug metimų darai ir tiesiog būna kartais. Kokios pirmiausia mintis šauna į galvą po rungtynių pabaigos švilpuką? Nu, kokia būna pirma mintis? Kai baigėsi rungtynė? Taip. Ar jos priklauso nuo situacijos, ar tai gerai, jeigu nesusiklosto pagal planą, kokios pirma šauna mintis į galvą? Nekokios. Ir keiksmažodžiai, ir kas tik nebūna, aišku, bet čia gal tos pačios pirmos mintis, kad toks nusivylimas, gal sakyčiau, kad nepadarėjai, netidavė savęs gal 100% rungtynėm, dėl to pralašai. Čia visų pirma, gal šitas dalykas yra. O kai laimi, tai džiaugies, kad laimi tiesiog, kad viskas pavyko ir šiuo metu, aišku, jeigu laimim, tai stengiamės per daug negalvoti ir ruoštis kitom rungtynėm, nes jų gan daug ir gan dažnai žaidžiam. Tai nėra kada džiaugtis, bet ir tuo pat metu, kai pralošiam, taip pat nėra to laiko per daug liūdėti, nes irgi reikia ruoštis kitom rungtynėm. Tai va. Dovydo aikštelėje naglas ar karštas? Gal abu, sakyčiau, nežinau. Jo, aš aikštelėje visai kitoks žmogus negu, nežinau, aš to nejaučiu, man gal tiesiog išsijungia, kad aš einu į aikštelę, aš jau tiesiog noriu padaryti viską, kad laimėčiau. Kokia ten istorija buvo su to gesintuvu? Jo, istorija gan paprasta, nes buvo kalėdinis vakarėlis komandos, tada kai Juventuse žaidžiau, neatsimenu, tik kelintą sezoną, gal antras. Ir žodžiu, keitėmės kalėdiniam dovanom ir mane ištraukė lapelį Žydrūnas Urbanas. Ir jisai man padovanojo gesintuvą ir Red Bull skardinę tą didelę. Kodėl? Sakė, visų pirma, tau gesintuvas tam, kad nuramintum savo emocijas. Čia kaip simbolinė tokia dovana buvo, nes labai karstas kaip degtukas užsidegi, sako, greit nusiramink ir sako, va, gesintuvas. O Red Bullis tam, kad save pažadinčiau. Čia tokia irgi dovana kartais, kartais irgi reikia Red Bullį, kaip sakyti. Faktas. O kaip pačiam sekasi valdyti tavo emocijas? Ar esi rungtynių metu pratrūkęs?
nežinau, prieš Klaipėdos Neptūną nematėt po rungtynių, kas buvo su ką. Tai čia va, tas vienas iš daugelio gal. Bet šiaip pastaraisiais metais aš iššaunu, kaip sakyti, iššauna man, užsiblokuoja smegenis, bet stengiuosi valdyti kaip įmanoma stengtis valdyti savo emocijas ir būt šaltų protų, nes, sakau, kiek psichologija turi įtakos žaidžiant vis aukštesnėjame lygyje? Tai aš manau, čia labai didelis procentas krepšininko sudaro vien psichologija. Jeigu nori žaisti krepšinį, turi būti psichologiškai stiprus, nes jeigu, kaip sakyti, ant tų protrukių, blogų emocijų ir panašiai bus labai daug ir jos paprasčiausiai tave suės iš vidaus ir tu nieko negalvosi ir tu negalvosi apie krepšinį, bet tu galvosi apie save, griauši save, tarkim, ką tu padarei prieš tai blogai, kas bus, jeigu nepadarysi, pradėsi abejoti savim, tai čia yra labai blogas dalykas. Todėl pasitikėjimas yra numeris 1, norint būti gerų krepšininkų, žaidžiant aukštam lygiai. Kas tau rungtynių metu padeda nepamesti koncentracijos? Nežinau, šiaip aš visą laiką stengiuosi laikyti žaidybinio plano, tai stengiuosi atsiminti visų pirma gynyboje iš to, ką ruošiamės per video peržiūrą žaidėjus, atsiminti jų derinius, tai čia yra, kaip sakyti, tas skautinimas vadinamas, tai aš stengiuosi atsiminti kuo daugiau dalykų rungtynių metu, tai aš manau, čia tas man padeda susikaupti. Kaip tavo naujieji komandos draugai? Su kuriuo sutari geriausiai? Tai su visais, kaip sakyt, pradžioj sezonas su senbuvais dažniau, vis tiek normalu yra, kad su senbuvais daugiau bendrauji, o dabar, kaip sakyt, liaudiškai tas pramušė ir su visais, kaip sakyt, bendrauju kaip lygų su lygiais, nes komandos draugai praleidžiam kiekvieną dieną beveik. Jau praėjo, kiek čia, 4 mėnesiai, gal kiek čia, 3. Tai žodžiu, jau daugiau dalykų žinom vienas apie kitą, tai neišskirčiau vieną kažkokią, su kuria daugiau bendrauju, tiesiog bendrai su visais. Kažkokių bendrų veiklų turit? Ne rungtynių metu, gal išeinat kur pasisėdėt ar kortom pažaidžiat? Nėra kada dabar, pasižaidavo rungtynių labai daug, bet šiaip šiandien kavos atsigerti. Papietaujam visą komandą ir kas nori, tas eina atsigerti kavos. Tai tokį turim rutinėlę mažą, valandėlę atsisės kažkur, pablevizgot ir tiek. Tai, kaip ten sako, tai tarp jūsų chemija yra gera? Jo. Nesipykstat, nesimušat? Būna visko, iki muštynių dar ne, bet tikiuosi nebus šį sezoną. Bet būna visko, apsipyksti ir panašiai, bet šį sezoną dar kol kas nebuvo. Aš pabaigai dar turiu kelis klausimus iš mūsų Facebooko puslapio išsitraukusi. Galiu? Taip. Aurimas klausia, ar jauti palaikymą iš Panevėžio žmonių? Ar jautiesi gatvėje atpažįstamas? Jo, jaučiu tą palaikymą, sakau, kaip ir prieš tai klausėt panašaus klausimą, tai visi, sakau, draugiški, bendrauja, palaiko, džiaugiasi, kai padarai kokį gerą, gražų epizodą, tai tikrai tą jaučiu. O gatvėse, jo, būna, kad atpažįsta, nesakau, lengva atpažinti iš tolo mane pamatant jau vizualiai, nes... Šviečia galva? Šviečia gal, atsispindi. Dar klausia, kuris sezonas ir kur buvo žaistas tavo pats sunkiausias? Sunkiausias gal vienas sunkesnių buvo šiaip Ryte, pirmi metai buvo ir Rumunijai. Tai va tokie du sunkus sezonai buvo gan. Aistis klausia, kokioje kitoje komandoje norėtum žaisti krepšinį be Lietkabelio?
Nežinau, geras klausimas. Daug gerų klausimų šiandien. Nežinau. Nežinau, šiaip neturiu tokio klubo, kad norėčiau dabar ten važiuoti ir žaisti. Man yra gerai ten, kur esu ir esu patenkintas, laimingas ir tiesiog esu čia ir dabar. Ignas klausia, geriausias treneris, koks yra kada nors treniravęs tave? Tai vienas iš jų Nenadas Čianakas, Dainius Adomaitis ir Antanas Irika. Vieno neišskirčiau vieno. Ką jūs klausia, kurios rungtynės su Lietkabeliu tau buvo pačios įsimintiniausios? Su Lietkabeliu? Tai gal Taurės rungtynės pernai metais prieš Rytą. Saldi pergalė. Žinoma. Gražus mėgtinis. Kaip čia parašyta, ar žinai? Lietkabelis. O pas mane irgi? Daugelis fanų tavo 2 sezonus Ryte turbūt vertintų kaip gana banguotus. Ar sutiktum su tokiu vertinimu? Jo, nes buvo tokia situacija, kad čia ilga istorija, kad kai baigė sezonas su Juventus ir aš tada išvažiavau pasitobulinti į Ameriką. O Amerikoje ten, kaip sakyti, labai sportavom daug ir sportavom tiek, kad aš tiek gyvenime nesu sportavęs, tai iš ten grįžęs aš grįžau Lietuvą užsidėjęs 8 kg ar 9, kažkas tokio raumens ir tai buvo didžiausia padaryta klaida, manau, nes aš galvojau, kad nuvažiuosiu, pasiruošiu sezonai ir tikrai kažkiek patobulėsiu ir būsiu pasiruošęs. Bet gausi taip, kad grįžęs į Lietuvą man reikėjo tiesiog mest svorį, nes aš paprasčiausiai negalėjau pajudėti aikštelėje taip, kaip noriu, nes tiesiog kūno masė neleido to padaryti. Tai pradžiai tikrai buvo sunkus metai ir kol nusimečiau tą svorį, tai prireikė laiko, ten vos ne pusę metų ir tada prasidėjo covidas ir tada kitais metais jau atėjo kitas treneris. Ir vėl reikėjo viską iš naujo pradėti, tai sakyčiau, taip tie 1,5 metų ir gavosi banguoti, nes ne viskas klostėsi taip, kaip tu viską piešiai. Ką ten praleisti sezonai davė tau ateičiai? Ryto komandai. Tai gal užaugino tą, sakyčiau, tą skūrą, kad nekreip dėmesį į tuos heiterius, kad ten vis tiek, sakau, kaip ir sakiau anksčiau, kad tie blogi komentarai, geri komentarai, jų vis tiek buvo ir bus ten šimtais ir panašiai ir tu toks anoks, ten tu to nepakeisi ir aš tą supratau per tos 2 metus labai puikiai ir nežinau, aš manau, tikrai tokį psichologinį pakilėjimą gal per tos 2 metus įgijau. Kuo skirtingi ir kuo panašus treneriai Čianakas ir Šeškus? Tai labai skirtingi treneriai, nes vienas labai ramus, o kitas labai emocionalus ir sakau, jau skirtingi treniravimo metodikos skirtingos, tai sakau, čia yra nepalyginami treneriai. Tomas klausia, kur yra sunkiausia žaisti išvykos rungtynes? Tai gal sakyčiau, su Rytu jo, nes jų ten salė, džipo, tai... Dabar priešingai barikadų pusė, tai tenka pajausti. Tenka pajausti, tai tikrai ten užsivedė ir komanda pakylėtai žaidžia, tai tikrai nėra lengva. Tai ačiū Dovi, kad atėjai. Linkiu tau pačią geriausią sezoną, visų tikslų įgyvendinimo
O mes pasimatysime rytoj Šiauliuose. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų. Nepamirškit paspausti laiką.